Labas, Fausta. Labas. Turiu tau kelis klausimus, gal turi laisvą minutę? Žinoma. Kas tave paskatino pasirinkti farmacijos kelią? Kadangi mano abu tėvai farmacininkai ir turėjo vaistinių tinklą, aš sekiau jų pėdomis. Sugrįžkime laiku atgal. Ką patartum savo pirmą darbo dieną vaistinėje? Būti drąsiai ir nebijoti klysti, nes klaidos juk moko. O jeigu tavo darbo diena būtų daina, kokio žanro ji būtų? Priklauso nuo to, koks klientas. Tai gali būti klasika, pop muzika arba sunkusis rokas. O kokiamis veiklomis domiesi be farmacijos? Mėgstu keliauti. Taip pat skaitau psichologinės knygas, nes jos padeda pažinti tiek save, tiek ir klientą. Taip pat domiuosi rankdarbiais, nes jie ugdo mano kantrybę. O kaip tavo komanda tau padeda užklupus sunkesnėms dienoms? Tiek komanda, tiek ir visi klientai padeda bendravimu, nes bendravimas jų gydo. O koks tavo didžiausias noras ar tikslas dirbant vaistinėje? Man svarbu, kad kiekvienas, kuris išeina iš vaistinės, būtų su gera emocija, kad galėtų ir norėtų sugrįžti dar. O jei farmacija turėtų supergalią, kokia ji būtų? Parduoti sveikatą, meilę ir laimę. O ką netikėčiausiai išmokai būdama farmacininkė? Oi, netikėčiausia, ką išmokau, tai kaip auginti ir prižiūrėti pomidorus. O gal galima plačiau? Mano klientės, senjorės, turi daug žinių sukaupę per visą savo gyvenimą. Kaip tą padaryti geriausiai? Na ir galiausiai, kaip apibūdintum savo darbą vienu sakiniu? Esu pasaulio gelbėtoja. Ačiū tau, iki. Ate.